Šventieji. Per tikėjimą protėviai gavo gerą liudijimą. Žydams 11 skyrius, 2 eilutė. Laiško žydams 11 skyrius. Tai puikus tėvo šventųjų sąrašas. Abraomas, Dovydas, Danielius, Jeremijas Senajame testamente ir Zerachijos. Simonas, Ona, Marija, Petras, Paulius, Jonas Naujajame testamente. Tada galime paminėti didžiuosius iš Jėzaus bendruomenės istorijos: Augustas Stinas, Pranciškus, Martynas Luteris, John Wesley, Hudson Taylor, Billy Graham, motina Teresė. Daug yra tų, kurie savo kelią nuėjo su Dievu ir rado pilnatvę danguje. Jie yra nuostabūs pavyzdžiai, į kuriuos mes mielai lygiuojamės. Jie skatina mus eiti tikėjime į priekį. Jie yra Dievo šventieji. Jie stovi dabar prieš jo sosto ir jį garbina. Jie patys yra nusižeminę, kaip Jėzus, ir nenori savo jokios garbės. Jie sako, kad tik atliko savo pareigą. Jie visi nurodo Jėzų, gelbėtoją, karalių, ganytoją, į Dievo sūnų. Jie nenori būti garbinami, nes jie nori visą garbę atiduoti Jėzui. Jie nenori padėkos, nes jie priklauso Jėzui. Jie nenori būti užtarėjais, nes Jėzus yra tas užtarėjas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir mūsų užtarė. Jie žino, Jėzus yra viskas, ko mums reikia. Daugiau nieko nereikia. Jie yra savo ganytojai be galo dėkingi. Dievo šventieji padrąsino mus imtis dalykų, kurie mums atrodo pernelyg dideli. Štai vienas, kuris imasi didelės labdaros organizavimo, pradeda mažais tikėjimo žingsneliais, kurie tampa vis didesnė. Kitas žino, kad yra pašauktas į Afriką. Dar kitas be misionieriškos draugijos keliauja į Pietų Amerikos džiunglės. Arba mama, kurie savo namuose auklėja vaikus ir keičia gyvenimus. Sąrašas ilgas, todėl turėk drąsos pradėk įgyvendinti viziją, kuri iš jo gavai. Pašvęsk gyvenimą šeido svajoniai, bet visada pasitikink viešpačiu ir visada kiekvieną žingsnį žengiant su jo. Taip tampama tikėjimo didvyriu. Skyrius užbaigdamas 12 skyrius 1 eilutė. Todėl ir mes tokio didelio debesies gydytojų apsupti nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai reiškiančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Na, ar tai nėra stimulas mums? O Jėzau, aš mąstu apie savo patogumus, atleisk, tu įdėjai man į širdį dalykus, kurie vos neprapuolė. Prašau, aš noriu iš naujo įkvėpti drąsos ir imtis šių dalykų. Savo pagalba tikrai pasiseks. Taip, viešpatie, aš priklausau tau ir noriu eiti tavo keliu. Amen.